Labai daug žmonių galvoja, kad akcijų rinka kyla todėl, kad dauguma įmonių ilgainiui auga, bet istorija rodo visai ką kitą. Iš tiesų, didžiąją dalį viso rinkos turto sukuria ne dauguma, o vos keli procentai įmonių. Ir jeigu šitos logikos nesupranti, labai lengva investavimą paversti tiesiog loteriją. Jeigu šiandien visiškai atsitiktinė tvarka pasirinktum vieną įmonę, kurios akcijos yra parduodamos biržoje, nusipirktum jos akcijų ir laikytum jas 10-metį su ta idėja, kad visos kompanijos auga, arba dar ilgiau, tai kokia tavo nuomonė būtų tikimybė, kad tokia investicija tau uždirbsi daugiau negu tiesiog kešo laikymas saugiai? Dauguma žmonių intuityviai pasakytų, kad šansai turbūt visai neblogi, juk laikom ilgai. Nes mes nuolat girdim, ar ne, tai kad akcijų rinka ilgoju laikotarpiu auga, ekonomika juda į priekį, pasaulis plečiasi, įmonės kuria vertę ir visa tai lyg ir turėtų reikšti, kad dauguma įmonių ilgainiui tampa visai neblogom investicijom. Bet čia ir yra viena vieta, kur labai daug kas susimaišo, nes bendra rinkos grąža ir atskiros įmonės nėra tas pats dalykas. Ir čia tikrai nėra mano išmislas, nes yra toks žmogus Henrikas Besembinderis, Arizonos valstijos universiteto profesorius. Ką jisai padarė, tai išanalizavo visų JAV biržose listinguotų bendrovių ilgalaikius rezultatus nuo 1926 metų. Jo tyrimas parodė labai nemalonę tiesą. Daugiau negu pusė JAV akcijų per savo gyvenimo laiką uždirbo mažiau negu vieno mėnesio JAV iždo vekselį. Kitaip tariant, daugiau negu pusė visų akcijų net nesugebėjo aplenkti to labai paprasto, labai saugaus, alternatyvaus pinigų laikymo būdo. Tai sustokim čia trumpam, nes tai reiškia labai paprastą, bet labai svarbią išvadą. Vien tai, kad tu perki akciją, dar nereiškia, kad perki gerą ilgalaikę investiciją. Ir vien tai, kad rinka ilgainiui kyla, dar nereiškia, kad dauguma atskirų įmonių tave ten nuneš. Ir tada natūraliai kyla kitas klausimas. Tai jeigu daugiau nei pusė įmonių nesukuria nieko įspūdingo, tai iš kur atsiranda tas augimas, kurį matom, kai tikrinam ilgalaikius indeksų augimus, ar ne? MSCI, FTSE, S&P 500, ta prasme, iš kur tie rezultatai ateina. Ir čia yra tikriausiai pati svarbiausia video dalis ir vieta, kad Besembinderio tyrimas parodė, kad visai grynai JAV akcijų rinkos turto prieaugį nuo 26 metų sukūrė vos keli geriausi 4,1% bendrovių. Ta prasme, 4 procentai. Jeigu pasižiūrėti ir pasianalizuoti, mes turim dar aštresnius duomenis, kad naujesnėj jo apžvalgoj matyti, kad per 90 metų laikotarpį nuo 26 iki 16 tuo laikotarpiu vos 8-9 įmonės sukūrė pusę viso JAV akcijų rinkos grynojo turto prieaugio. Tai kitaip tariant, milžinišką rezultatą sukuria ne tūkstančiai kotiruojamų bendrovių, bet tą rezultatą ištempė tik labai mažas įmonių elitas. Ir man atrodo, kad čia labai daug kas pirmą kartą iš tikrųjų supranta, kaip veikia rinka. Nes mes dažnai galvojam, kad akcijų rinka kyla todėl, kad dauguma įmonių kažkaip tais po truputį auga. O realybėje viskas yra daug negailestingiau. Tiesiog išlikimas. Daug įmonių tiesiog egzistuoja. Dalis nieko ypatingo nesukuria, dalis iš viso bankrutuoja ir nunyksta, ir dalis duoda vidutinį rezultatą. O visas bendras rinkos turtingėjimas labai stipriai remiasi ant mažos grupės tikrų nugalėtojų. Ir čia, mano akimis, prasideda labai rimtas skirtumas tarp dviejų investavimo kelių. Vienas kelias yra bandyti pačiai arba pačiam išsirinkti tas būsimas žvaigždes, galvojant, kad mes esam tie genijai, kurie gali nugalėti milijardus valdančių fondų valdytojų top analitikų komandas. O kitas kelias yra tiesiog susitaikyti, kad tu iš anksto nežinosi tiksliai,
tai kurios tos geriausios kompanijos yra ir bus. Ir tu tiesiog ką padarai, tai pasirūpini, kad tų kompanijų nepraleistum bendrai paėmus. Ir būtent dėl to aš manau, kad šita statistika ir visa informacija, kuri atkeliauja iš Bassenbinder apžvalgos, yra tokia svarbi. Nes ji labai aiškiai pasako, jeigu tu renkiesi pavienės akcijas, tu nežaidi paprasto žaidimo. Tau neužtenka nusipirkti tokia visai nebloga įmonė. Tau reikia sugebėti turėti tas kelias, kurios realiai ir sukuria didžiausią turto prieaugį. O tokių yra labai nežinau. Primenu, kad profesorius Bassenbinderis įvertino 29 754 viešai kotiruojamas kompanijas ir iš jų tik 89 įmonės buvo atsakingos už 50% viso turto sukūrimo. Ir čia prasideda kita, dar sunkesnė vieta. Net jeigu tokią įmonę randi, dar nereiškia, kad sugebėsi ją išlaikyti, nes didieji rinkos laimėtojai tos elitinės kompanijos praktiškai niekada neauga tiesia linija. Ir Bassenbinderis savo tyrime nagrinėjo Apple ir Amazon pavyzdį. Tai čia galima pasižvalgyti daugiau, jau už tam video nebesiplėsiu papildomai, bet realiai tos įmonės turi didelius svyravimus, nemalonius etapus, turi kritimus, antraštės, kurios gąsdina, kurios skatina. Ir turint savo portfelyje tas elitinės, kad ir geriausias visų laikų kompanijas arba tas geriausias ateities elitinės kompanijas, neužtenka tik tais atpažinti jas, ar ne? Todėl, kad bus labai daug momentų, kai pats žmogus laikydamas tas kompanijas, būtent apsumtas visų šitų naujienų, antraščių, svyravimų, kritimų ir panašiai, tiesiog pats pradės savim dvejoti, ar tai tikrai yra pats geriausias pasirinkimas. Todėl neužtenka tik teoriškai atpažinti tą gerą bendrovę, nes reikia dar ir psichologiškai išbūti visą tą laiką. Ir čia dažniausiai yra ta vieta, kur tiesiog daugelis palūžta. Tai dėl to man atrodo, kad paprastam žmogui šitas tyrimas nėra bloga žinia. Tai kaip tik yra gera žinia ir galbūt iš tikrųjų viena geriausių žinių apskritai. Kodėl aš taip manau? Tai todėl, kad būtent šitas Bassenbinderio tyrimas labai stipriai pagrindžia, kodėl pasyvus investavimas į plačius indeksus yra toks logiškas. Jeigu visą rinkos rezultatą ilguoju laikotarpiu sukuria vos keli procentai nugalėtojų kompanijų, tada tavo tikslas tampa labai paprastas. Neatspėti, kurios idealiai yra tos kompanijos, bet jų tiesiog nepraleisti ir turėti savo portfelyje. Ir būtent čia plačiai diversifikuoti ETF fondai, mano akim, tampa labai stipriu įrankiu. Nes kai tu perki platų indeksą, tu kartu perki ir, aišku, perki ir balastą, ir vidutiniokus, ir didelius nusivylimus, ir tas kelias žvaigždės. Elitinės kompanijos, kurios ilgainiui padarys visą darbą, net ir tuo metu, kai velka paskui save dar 400 bendrovių. Tai tu nebandai būti tas ar ta, kuris suras vieną vienintelę Apple, Microsoft ar Amazon, toj ankstyvoje stadijoje. Tu tiesiog sukuri sistemą, kurioje tų bendrovių tu nepraleisi. Ir čia, mano akim, yra milžiniška ramybė, nes labai daug žmonių investavimą paverčia spėliojimo žaidimu. Jie galvoja, kad turi rasti tą vieną teisingą akciją, bet istorija rodo, kad paprastam žmogui daug svarbiau yra neatspėti, o turėti discipliną ir struktūrą, kuri leis dalyvauti visos rinkos augime. Tarp kitko, šito video rėmėjas yra Freedom 24, Europos Sąjungoje reguliuojamas brokeris, kuris suteikia prieigą prie daugiau negu 1 milijono finansinių instrumentų JAV, Europoje ir Azijoje. Tose biržose. Tai man, pavyzdžiui, naudojantis tokiom platformom yra svarbiausia ne tas naujienų triukšmas, nors ten gali ir naujienas pasiskaityti, bet realiai pats paprastumas, kad tu gali nusipirkti tai, kas tau leidžia ne tik žaisti loteriją, bet normaliai ir nuosekliai kurti savo kapitalą. Tai jeigu tu dar neturi savo vertybinių popierių skaitos, nuorodą į oficialų Freedom 24 puslapį rasi šito video apačioje. Tai dabar, jeigu grįžtam prie Bassenbinderio, vėlesnis globalus jo darbas apėmęs daugiau negu 64 tūkstančius pasaulio bendrovių 90 ir 2020 metų laikotarpiu parodė dar aštresnį vaizdą negu prieš tai buvęs tyrimas imant Amerikos imtį. 55,2% JAV akcijų ir 57,4% ne JAV akcijų per pilną laikotarpį atsiliko nuo 1 mėnesio JAV iždo vekselio. O visą pasaulio akcijų rinkos grynąjį turto prieaugį sukūrė vos 2,4% bendrovių. Kitaip tariant,
šita koncentracija nėra tik amerikietiška keistenybė ir tai yra bendrai paėmus daug platesnė ir globali atsikartojanti matematika. Tai ką dabar man su šita informacija daryti? Tai mano akim pirma išvada yra labai blaivi. Jeigu nori būti aktyvi ir aktyvus investuotojas ir pats savo rankomis rinktis tas pavienės kompanijas, turi suprasti, kad tai yra daug sunkesnis žaidimas, negu atrodo iš šono. Tau reikia ne tik protingos analizės, tau reikia ir disciplinos, ir tau reikia ir kantrybės, ir gebėjimo nepasiduoti per anksti. Antra išvada, dar svarbesnė, jeigu neturi laiko, neturi noro, neturi sveikatos analizuoti ataskaitų, stebėti kiekvieno sektoriaus ir gyventi su nuolatiniu klausimu, ar tikrai pasirinkau teisingai, tada pasyvus investavimas nėra nuobodus variantas. Labai dažnai jis yra būtent tas protingas variantas. Aš pati dėl to ir renkuosi platų pasaulio ETF-ą, kuriam šiandien yra daugiau nei 1300 didelių bendrovių iš išsivysčiusių rinkų. Taip, didžiausią dalį ten vis dar sudaro JAV, bet man yra labai svarbu tai, kad jeigu ateityje keisi sektoriai, regionai arba rinkos lyderiai, aš to nepraleisiu. Man čia nereikia spėlioti, kuri bendrovė bus kita žvaigždė, kita raketa. Man užtenka būti toj sistemai, kurie tas žvaigždės pagaus. Tai yra pasaulinis indeksas. Ir man atrodo, kad čia yra viena iš svarbiausių investavimo pamokų apskritai. Nes kas yra indeksas, kas yra indeksinis investavimas, ne kartą esu kalbėjusi pas save video, ar ne, ir būtent tas indeksas, į kurį aš taikausi investuodama per biržoje kotiruojamus fondus, yra MSCI World pasirinkimas. Daugiau apie jį galiu susirasti informacijos nemokamam resursė, Just ETF puslapį. Tai pavyzdžiui, jeigu aš vedu MSCI World, ar ne, tai yra bendrai paėmus indeksas, tai kompanijų, geriausių pasaulio kompanijų iš išsivysčiusių 23 valstybių indeksas, sąrašas. Ką aš darau? MSCI World ETFs in comparison. Aš matau, kad šitą indeksą sekantis fondai, į kuriuos aš investuoju per vertybinių popierių brokerį, šiuo atveju aš renkuosi Freedom 24, ir aš matau, kad šitą indeksą sekančių fondų kiekis yra 31 pasirinkimas, ar ne, matau ir ilgalaikius rezultatus galiu pasitikrinti, matau mokesčius, ar ne, kokią kainą aš turiu sumokėti už tai, kad fondas, kurį aš pasirinkau, valdytų mano turtą, investuodamas į tas 23 pasaulio išsivystysių šalių kompanijas. Tai iš viso 31 ETF-as ir čia aš galiu atsirinkti tą variantą, kuris yra man tinkamiausias, suprantamiausias, aiškiausias ir labiausiai patinka. Ar pagal mokesčius, ar pagal valdomą turtą, ar ne, ar pagal rezultatus. Nors bendrai paėmus rezultatai negali ten stipriai nukrypti nuo indekso, nes tai yra pasyviai valdomi indeksą sekantis fondai, kurių tikslas yra atkartoti indekso rezultatus. Galima pasižvalgyti, ar ne, nuo 1, 2, 3, ta prasme tiesiog pasižvalgykit, kuom apskritai jie skiriasi, ar jūs suprantat ar nesuprantat, vieni yra akumuliuojantis, kiti yra distributing pasirinkimai, ar ne, ir aš galiu spausti, pavyzdžiui, pirmą variantą, iShares Core MSCI World pasirinkimas. Galiu kopijuoti į SIN koduką, šitą, ar kažkokį kitą į SIN kodą, ar ne, X-Trackers, ar ne, kopijuoju tą į SIN kodą. Pasižvalgau, SIN kodas tai yra kaip asmens kodas žmogui, tai taip pat fondui, ir tiesiog ką padarau, klijuoju tą SIN kodą į savo vertybinių popierių sąskaitą prie prekybos pasirinkimo ir gausiu, ar ne, išmestą tą variantą, galiu paimti, suinvestuoti ir tiesiog periodiškai pildyti savo šitą atsirinktą portfelį. Ir ar tai bus MSCI World indeksas, ar tai bus S&P 500 indeksas, ar tai bus FTSE All World indeksas, jūs bendrai jau investuosite į viso pasaulio geriausias, tuo metu geriausias kompanijas, ir ten tikrai turėsite tas elitinės kompanijas, kurios ištemps visas kitas į viršų ir padės jums uždirbti rinkos grąžą. Tai rinkoje nebūtina atspėti visų nugalėtojų, bet labai svarbu yra tiesiog nepraleisti. Todėl jeigu po šito video reikėtų išsinešti tik vieną mintį, aš pasakyčiau taip. Birža ilgainiui tikrai gali kurti turtą, bet tą turtą sukuria ne dauguma įmonių, po truputėlį, ji labai dažnai sukuria vos keli procentai tų tikrų nugalėtojų. Ir būtent dėl to plačiai išskaidytas pasyvus investavimas daugeliu žmonių, aš manau, kad yra ne kompromisas, o labai racionalus sprendimas. Tai jeigu tema tau yra aktuali, labai įdomu būtų pamatyti ir komentaruose, kaip tu pats ar pati žiūri į visą šitą tyrimą. Ar tau vis dar patraukliau rinktis pavienės kompanijas, ar vis dėlto ramiau atrodo pasirinkti
plačiai indeksą sekantį ETF. Beje, jeigu video buvo naudingas, tai labai kviečiu nepamiršti paspausti like, prenumeruoti kanalą apačioje, man tai yra labai svarbu, jūs taip man parodot savo palaikymą, o aš ir toliau noriu tęsti, dedikuoti savo laiką ir atiduoti jums visas žinias, kurios gaunu tuo metu, kai nesifilmuoju video. Bet ką skaitau, kuo domiuosi, ir tai yra visa ta informacija, kurią aš būčiau norėjusi žinoti prieš kelis metus, ypatingai tada, kai dar pati buvau nepradėjusi investuoti. Labai kviečiu spausti like, prenumeruokit kanalą, lauksiu jūsų komentaruose, pabendraukim ir kol kas pasimatysim kitam video. Iki!